Dabar aptarsime keletą būdų, kaip padaryti gaming video telefone su jūsų veidu. Tai pirmas variantas yra naudojant du prietaisus. Patogiausia būtų naudoti du telefonus. Jeigu neturite antro telefono, pasiskolinkite trumpam iš savo šeimos nario ar draugo. Pirmą telefoną naudosite įrašyti patį žaidimą. Taigi naudosite ekrano įrašymo funkciją, kaip kad rodžiau anksčiau. Kitą telefoną naudosite įrašyti savo veidą. Geriausia, kad telefoną uždėtumėte ant specialaus stovelio. Jeigu jūs turėtų apšvietimą, būtų išvis idealu. Dabar įrašant video labai svarbu, kad įrašymo mygtuką ant abiejų prietaisų paspaustumėte vienu metu. Ir žinome, kai baigėte, taip pat sustabdytumėte. Tuo metu į savo telefoną persikelkite video iš kito prietaiso. Galite naudoti telefono laidą, Bluetooth funkciją ar tiesiog WeTransfer programėlę, į kurią įkeltumėte video ir tuomet su nuoroda persikeltumėte į kitą telefoną, kuris jau yra jūsų. Na ir tuomet eime prie šių dviejų video sumontavimo į vieną. Taigi parodysiu pavyzdį, ką mes pafilmavome. Visų pirma, įsikeliame video, kuriame yra pats žaidimas, nes norėsime, kad jis užimtų didžiąją ekrano dalį. Pas mane yra du video, tad aš juos pasižymiu, spaudžiu HD ir spaudžiu Add. Pasižiūrėk, kaip jie atrodo. O čia, žiūrėk, čia įrašinės tave. Mes čia tarėmės, kaip įrašinėsime. Pradžioje video yra status. Žaidimą renkasi. Ir kaip matau, su telefonu buvo visą laiką žaidžiama stačiai. Kaip matau, įsirašė garsas. Ir kadangi garsą įrašinėjau ir aname telefone, tai pradžioje aš nuo šito video nuimsiu garsą, kad nesimaišytų. Ir čia yra pridėti du video, tai dar susiraskime ir antrąjį. Susirandame, volum, nuimame. Dabar grįžtame į video pradžią, paspaudžiame Overlay, Add Overlay ir įdedame veidą, kurį filmavome. Įdedame ir pasižiūrime kol kas, kaip tai atrodo. Diena. Dar nesakyk labą dieną, palauk. Dabar matome, kad įrašytas veidas tiesiog atsirado viduryje mūsų video. Mums taip netinka. Kaip matome, video formatas irgi yra pritaikytas tikrai neilgiesiam video. Tai visų pirma, spaudžiame Radio. Paspauskime Radio 16:9. Pažymime. Dabar mūsų išdidėjo tas antrasis sluoksnis, mes ant jo pasižymime ir jį susimažiname tokią, kokią norėsis. Bei nunešame į tą vietą, kur norisi. Na, mes palikime čia. Dabar, kadangi norėčiau, kad visas šitas video užimtų daugiau erdvės, tai mes susiraskime tą vietą, kuri yra jau svarbiausia. Tai yra pats žaidžiamas žaidimas. Štai čia. Pasižymėkime video ir jau jį išsiplėskime tiek, kad užimtų visą. Pasižiūrėjau, kaip tai atrodo. Dabar, kadangi video yra iš kelių gabaliukų, matote, vėl čia numažė. Pasižymim. Vėl grįžtam, kur čia mūsų tas žaidimas. Ir kitą gabaliuką irgi išsididiname. Pasižiūrime, ar viskas telpa.
Mažesnio norisi. Mhm. Dabar įdomu, ar aš neišdidinau šitą per daug. Irgi truputį per daug. Tiesiog patikrinkime, kad mūsų žaidimas taptų taip, kaip mums norisi. Taip greitai per visą pereiname. Ir dabar reiktų daryti karpimą, bet dar nedarau. Tiesiog atsisiųskime savo video ir tada padarysime karpimą. Po to paaiškinsiu, kodėl. Taigi, kai išsaugojame video, vėl spaudžiame naujas projektas ir jau jį įsikeliame. Mums to reikia tam, kad nebebūtų tų dviejų sluoksnių. Tada galėsime gražiai apkirpti. Dieną. Ar nesakyk labą dieną? Dabar susirandame tas vietas, kurias reikia apkarpyti. Palauk. Pasižymime split. Delete. Jau gali, mama? Palauk, ko čia dar? Per mažai apkirpau. Labą dieną. Turbūt čia bus. Pabandome. Labą dieną. Aha, štai ir matosi video. Dabar per mamos telefoną žaisiu Robloxą. Na ir tiesiog va pasižiūrime, čia turbūt šitas baltas dalis reikės dar apkirpti. Svarbu susižiūrite, kad ar visas vaizdas yra geras. Palikite tik tai, kas įdomu ir išlaikytų žiūrovo dėmesį. Antras variantas įrašyti gaming video telefonu su veidu yra naudojant įvairiausias programėles. Parodysiu vieną iš jų. Tai būtų Face Cam Recorder. Tarkim, Face Cam Recorder for Gaming. Pasižiūrime. Visų pirma, mes vis tiek tuos dalykus, kurie skirti įrašyti patį ekraną, mums reikia rasti tokį, kuris ir mūsų veidą rašys. Aš rinkausi Facecam Screen Recorder. Matote, aš jau programėlę susidiegusi. Mes ją atidarome. Ir ją įrašome žaidimą. Įrašius žaidimą, vėlgi atsidarome CapCut programėlę ir pasižiūrime, kas gavosi. Vėl žaidžia, bet kitą žaidimą. Davai, nebandom kaip modas. Žinokit, pasimsim easy, nes niekad nežaidom, čia paklydom. Štai matome, kaip šnekame, mes čia darėme dviese. Tai tą veido kamerytę būna galima nusinešti kur norisi. Bet kokia yra bėda įrašinėjant taip. Žaisti yra sudėtinga, dabar parodysiu kodėl. Matot, vis pirštai gaunasi užsifiksavę. Nes vos kažkas dengia kamerą, viskas matosi. Bet kita vertus, tai yra tam tikras būdas, turint vien savo telefoną įrašyti tai, kaip jūs žaidžiate. Galbūt apkirpti dalis, kurios jūs netenkina vien dėl to, kad netyčia uždengėte savo ekraną. Tai tiek šiam kartui. Tikiuosi rasite jums labiausiai norimą ir tinkamą būdą žaisti ir įrašinėti žaidimus, ar tai būtų su ekranu, ar be jų, o namų darbam tiesiog išbandykite visus variantus, tai yra įrašinėti ekraną, įrašinėti
ekraną su vaizdu bei įrašinėtis dviem prietaisais ir uždėti kaip antrą sluoksnį. Išbandykite tai vien dėl to, kad jeigu ir nebūsite gameris, galbūt kažką kitą norėsite daryti, bet tai patobulins jūsų montavimo įgūdžius. Na, o dabar iki pasimatymo, susitikime kitose pamokose.